Sveiki visi, su jumis Goldas ir šiandien žaidžiame Hunger Games. Taigi mūsų 5 pradedame po 5 sekundžių. Tikiuosi neblogo pirmo lūto. Ir pradedame. Ir būtų smagu gauti Iron Swordą, pasitaškyti iš karto. Ir aš manau, kad nešiu jau kudašių. Ir šitą išmesiu, nes iš jo jokios naudos. Ir gal nereikia dar iš karto. Dar čia pasimsiu kelis čestus, nežinau, kad turi būti. Ir Iron Swordas, zašubys. Eikime kapotis. Dar prieš tai pavalgom. Ir dėl jų sakau, pasimkime fūdų. Atsiprašau, kaip čia matyt, kad lagina. Taip neturėtų būti. Ir einame į spawną. Galbūt ten bus kas nors atsilikęs ir man pavyks jį užmušti. O jeigu ne, tai tiesiog patikrinsime čestus. Būna, kad neišplautintų. Su labai geru lūpu. Vienas buvo, nors iš jo nieko gero. Na, vieną čestą radome, iš jo nieko gero, bet vis tiek šiek tiek fūdų. Ir kaip matau, dar vienas žaidėjas, kurį aš pamėginsiu tuoj užmušti. Ir puolame. Sąskaitoje. Ir dabar jau turiu full šarvus. Nu, ne full, bet manau jūs suprantate, ką turiu omeny. Bet pilnai sudėta čia. Ir eisiu žaidėjų kapoti jau. Nes žaidėjų bus yra Iron setas, o čia paprastai ieškotis yra labai grasu. Ir tikiuosi greit surast ką nors. Ir kaip matote, gavau šarvus grandininius, bet aš juos vadinu kitaip. Kas žiūrite mano video, tai žinote kaip. Užuolaidiniai šarvai. Ir vis dėlto strėlės pasimsiu, nes kaip praeitas Hunger Game epizodas parodė, kad neįmanomi dalykai kai kada tampa įmanomi. Taigi eisiu į spawną, nesivargysiu ieškodamas. Tiesiog pats jų palauksiu. Susiskaldysiu šitos va čia. Gal kas nors pamatys, pagalvos, kad ką aš čia veikiu. Ateisiu iš už nugaros ir už kapų. Ateis ir mirs. Na, manau, šitą kalną. Ir kaip matau, likome dviese. Ir jis irgi su Iron Swordu. Tai parašyta. Ir aš manau, eisiu šitą linkme. Ta prasme, į šitą kalną. Galbūt aš pasislėpęs. Šitų daiktų. Gal jam pravers. Ir labai tamsu. Ir laimėjom, jis mirė. O,
Taigi, su jumis buvo Goldas. Nepamirškite manęs palaikinti, pasubscribinti, pasidalinti, pakomentuoti ir ate.